Tai laba diena, ar labas vakaras, ar labas rytas, nežinau, kurio paros metu žiūrite. Trūksta mums iššūkių, tai nusprendėm dar vieną cirką pasimėginti. Tai welcome, aš esu YouTube'e. Kodėl, nežinau kas, nežinau kaip, nežinau ką. Ilgai galvojau, žodžiu, metus laiko brandom, sakau brandom, nes dar ten ir Gerda stovi, kuri čia viena iš motivatorių buvo pridėti dar receptus ir į papildomą vieną platformą. Žodžiu, turėsime praktiškai autorinę Zeleniūtės kulinarinę laidą. Jūsų svajonės išsipildė, knygos nebus, pakolkas, tai keliausime tiesiai į receptus video formatu. Maža mums Instagramų ir Facebookų, žodžiu, tai galime dar perimti vieną naują veiklą. Labai lauksiu jūsų ir čia su platesniais, ilgesniais, turiningesniais ir išsamesniais receptais. Nežinau, ar užtruksim ilgam, gal po pirmos laidos ir daugiau laidų nebebus. Maža ką ten galiu žinoti, ar ne? Gal visai korta neis ir tie mano pliurpalai bus niekam neįdomus, o receptai bus nuobodus, nesąmoningi, sudėtingi, žodžiu. Bet šiandieną mes pamėginsime pradėti tą tokį lapkričio gardumyną. Dar ne kalėdos, bet cinamonų kvepia turbūt jau pusė miesto. Jeigu ne pusė šalies ar pusė pasaulio, nes cinamonas man asocijuojasi su šventėmis, o cinamoninės bandelės asocijuojasi su žiauriai skaniais dalykais. Bandelė su pienu, tada pradėsime sausainius kepti, žodžiu. Šventės ne už kalnų, kad ir nesu aš itin didelė gerbėja ir to šventės pas mane turbūt kiekvieną dieną, kaip diena, taip šventė. Bet bandelės tikrai turi tą tokį žiemos, galbūt pasibaigiančio rudens atspalvį. Aš turiu tam tikrą savo būdą, kaip neišsiplečiant greitai, kuo mažiau indų, bliūdų ir įrankių užraukti mėlynę tešlą. Aš nežinau, kodėl tai yra dažnu atveju kažkam tai iššūkis, bet na tikrai, žinokit, ant tiek viskas paprasta, svarbu, nenužudykite mielių. Viskas. Pirma, užsišildome pieną, kaip patikrinti, kas neturite termometrų ir visokių mandrų virtuvės įrankių, tai aš tokių praktiškai, žinokit, neturiu. Viskas yra labai paprastai ir buitiškai, nes puikiai visi suprantat, ką reiškia tie rakandai namuose, nes jie užima vietos, o ar jie yra naudojami, sunku atsakyti, dažnu atveju ne. Tai pieną dedame ant kaitlentės. Kol pienas truputį pašils, pasiruošia mieles, tai pilame į tokį mažą rindeliuką. Sausos mielės, tai čia 7 gramai, truputį cukraus. Cukrus tik tam, kad užkurti mieles. Ir iš karto į šitą mažą indeliuką užpilame kokiu 50 ml pieno. Tai kaip buitiškai patikrinti, ar pienas yra ne per karštas? Šiltas. Nes aš, žinokite, net nežinau, kokios tai yra temperatūros. Jis tiesiog turi būti šiltas, žodžiu, taip, kad nebūtų karštas per daug, nes tuomet iš karto mielės mirs ir jūs nieko nebepadarysite. Tai sumaišome būtent mieles su cukrumi ir su pienu. Į šitą puodelį dedate pakelį sviesto ir paliekate sviestą pienę tiesiog ištirpti. Vėliau šitą pieną supilsime į miltus. Lygiai taip pat neperkaitinkit. Jeigu, tarkime, sviestas pilnai neišsilydė ir matot, kad truputėlį galbūt trūksta šilumos, vos pašildykit, tik nepadarykite karštu. Toliau periname prie miltų. Miltai, druska, cukrus, kiaušiniai.
Nepagailėkite. Svarbiausia, nepagailėkite, nes bandelės, tešla turi būti labai skani. Ir patarimas iškart, jeigu matote, kad tam mažam indelyje nesuputojo mielės ir nėra jokio pakilimo efekto, iš karto pilate lauk ir bandote iš naujo. Pirmas dalykas - per karštas pienas, antras dalykas - pagedusios pasenusios mielės, trečias dalykas - nėra trečio dalyko, kažkas tiesiog nesigavo. Tai tik tuomet, jeigu suputojo šitam indelį mielės, jūs jas pilate ir pradedate minkyti tešlą. Jokių pirštinių, net neprisigalvojam, nes mielinė tešla labai myli rankų šilumą. Ir būtent visas tas tešlos gėris yra minkime. Žodžiu, prisilieskite prie tešlos savo šiltomis rankomis ir jeigu matote, kad ta tešla kažkiek tai limpa gal per daug, mėginkite truputį rankas patepti galbūt aliejumi, galbūt sviestu, bet gink Dieve, nedėkite iš karto, nepulkite dėti iš karto miltų. Nes per daug miltų, per kieta tešla, ir žodžiu, nieko čia gero nebus. Tada bus bandelės neskanios, bus per kietos, per miltingos, kaip sakant, taip jau yra. O toliau atsipalaiduojat ir pradedat savo meditaciją. Viską pradžioje suminkote bliūde, puode, kažkokiam didesnėme inde, o vėliau jau pereisim tiesiai ant stalo paviršiaus. Ir minkysim tol, kol galiausiai nebelips prie rankų ir jau galėsime tešlą perkelti į švarų indą, išteptą aliejumi arba sviestu ir padėsime šiltai kilti. Žodžiu, nuostabus užsiėmimas šaltiems, rudeniškiems arba žiemos vakarams. Na ką, taip va. Ir net ant pačio stalviršio aš miltų pakol kas nebarstau. Tikiuosi apsieisiu, nes šiaip tai nusverta viskas yra grauais iki tobulumo. Namuose bandelių yra dabar, kaip sakant, kokiems 3 mėnesiams į priekį. Visi bus laimingi, visi bus pamaitinti, glitimo prisotinti, cinamonų irgi. Bet tos bandelės yra tokio skanumo. Vakar buvo, nežinau kiek tų valandų, jau praktiškai 11, kol baigiau kepti. Ir kai jūs galvojat, kai namai tiesiog pakvimpa cinamonu, ar labai įmanoma atsilaikyti? Ne visiems. Aš atsilaikiau. Martynas jas suvalgė kokias 4, man atrodo, ir 2 stiklinės pieno. Nerealu. Žodžiu, kas valgo, o kas nuo žiūrėjimo storėja. 100%. Tai va, dabar taip ir žaidžiam tol, kol tešla galiausiai nebelips prie rankų, prie stalviršio, niekur. Bet net matosi, kaip vis mažiau ir mažiau. Tai į tokią tešlą nepilkite iš karto, neberkite iš karto miltų, o pažaiskite, nes nuo rankų šilumos ir jūsų skleidžiamos meilės tešla pradeda tiesiog po truputį atkimti, po truputį atlipti. Čia yra mano psichoterapijos kursai, psichologo kėdė, seansas, nežinau, kokioj nors tylos stovykloje. Viskas viename. Kaip yra vis tik paprasta rasti savo tinkamą užsiėmimą. Tuomet galvoje yra išvalomi visi demonai. Pamėginkit ir jūs, pamatysite, kaip faina. Ir nebijokit mielinės tešlos, žinokit. Nes dažnai labai girdžiu net ir savo
draugių rate. Nu jau man tai tikrai nesigaus. Tikrai gausis. Pamėginkit ir pamatysit. O po to, žinokit, svarbu save stabdykit. Nes naminės bandelės yra kažkas tokio, ypač karštos. Nes iš tiesų, tos bandelės antrą dieną jau tikrai nebėra tokios skanios. Jas reikia valgyti iš karto, ištrauktas norėjau sakyti, pečiaus, kurio neturime, iš orkaitės. Viskas lypi tavo rankose. Na ką, su kiekvieną minutę reikėjo nuimti laiko, kiek mes čia ne mes, kiek aš čia praminkiau tą tešlą. Bet manau, kokių 10 minučių bus tikrai, ne? Nu, plius minus. Tai per 10 minučių meilės tešlai jūs gaunate jau praktiškai tokį gražų rutuliuką, kuris vis mažiau limpa prie rankų. Indas yra pateptas aliejum arba sviestu ir iš karto į tą indą dedame jau suminkytą tešlą. Rutuliukas, burbuliukas gražus. Keliauja. Štai taip. Į bliūdą uždengiame rankšluosčiu ir paliekame keletai valandai, priklausomai nuo kambario temperatūros, tegul kyla. Pasiruošiam stalą, kad vėl būtų švarus, nesgi mes gaminame konvejeriu ir iš karto ruošiamės po kokias 5 tešlas. Tai kol jau viena kyla, kita jau yra pakilusi. Ne šiaip sau sakiau, kad tų bandelių bus kalnas. Kitą kartą perspėsiu, filmavimo dieną galėsite atvažiuoti prie durų pasiimti šviežiai keptų. Nes jau mane kaimynai visi ir ofiso draugai ir kolegos išmes lauk. Tai va, turime štai tokį bliūdą gražios tešlos. Dar truputėlį aš netidengsiu, tegul dar pastovi, tegul bando dar labiau pakilti, nes labai gražiai pakilusi, realiai, matot patys. Tai kol jinai čia kelnojasi, mes pasidarome įdarą. Įdarui mums žinoma reikia sviesto, cukraus ir cinamono. Klasikinis variantas, kuris yra tiesiog iš metų į metus kartojamas, bandomas, ragaujamas, nors tarp kitko labai geras. Tai čia vakar vėl grįšim prie tų ragavimo bandelių. Sakau, Tyla valgo tas bandeles. Sakau, nu kaip, skanios? Nes susukimo momentas yra kitas. Realiai visas šitas receptas ir yra esmė ne klasikinėme recepte ir klasikinėje sudėtyje, bet susukime. Nu, žinot, norisi kartais naujovių ir tas klasikinis variantas kartais pabosta, norisi, kad atrodytų truputį kitaip, kažką primintų labiau. Žodžiu, čia dabar ant bangos trendina visur tos Nordic pynės su kardamonu ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir aš jūs tą intenciją sakau, klausyk, tai ar skanu? Keistai truputį neatrodo. Jis man taip ramiu veidu sako, jis žinok, keisto skonio. Ko, sakau, keisto skonio? Ta prasme, ką reiškia keisto skonio? Nes sakau, tai tau 15, ten 20 metų tos bandelės buvo keistos skonio. Nu, ne, ten tos normalios. O čia sakau, kas? Nu, tugi sakai, kad jos kažkaip keistai. Taip, sakau, keistai, jos atrodo keistai, neskonio keisto. Na, tai va čia taip ir yra. Žodžiu, ką nori girdėti, tą ir girdima, ne? Sviestas keliauja į bliūdelį. Sviestas vadinasi cukrus ir cinamonas. Suberiam. Ir tiesiog šakutę sutrinam. Viskas. Sumaišom, išcitrinam, turime vientisą masę. Ir tą masę tepsime, aišku, ant iškočiotos tešlos. Viskas, masė paruošta, vientisa. Taip, kad dedame į šonelį, paliekame, kol susitvarkysime su tešla. O dabar fainiausias momentas, toks, kaip man patinka.
Tai iš to mažo burbuliuko, tarp kitko, burbuliukas, kadangi mes čia esam fabrikėlis gamyklėlė, iš to burbuliuko štai va toks gaunasi didžiulis burbulas ir pakyla, meilės burbulas pakyla. Opa. Nu ką, raitojam rankovės ir smagiausia dalis. Dabar reikia paimti kuloką, nu kažkaip tai, kaip tai vadinasi, kumštį. Ir tą kumštį su visa meile paleisti tiesiai į tešlos centriuką. Satisfying. Va tai, va, čia yra toks fainas reikalas. Viskas. Turime išrūgusią tešlą, kurią dar vieną, antrą, trečią kartą apsukam, truputį paspaudžiam, pažiūrėk, kiek čia yra burbuliukų. Visi ženklai, va, sproginėja. Tai. Man žiauriai patinka tas, va, pažiūrėk, kiek burbuliukų. Kaip man patinka tas, va, činkščias, minkai, mėlinės tešlos. Aš sakau, nekaip nesuprantu, kai sako, ne faina, tai yra taip faina, tai yra toks žaidimas, toks, ypač dar su vaikais mažais, jeigu namuose jų turite. Man lieka tik tais pakalbėti ir papavydėti. Tai jūs tiesiog galite duoti vaikams, priformuoti įvairiausių skaniausių bandelių. Kaip fain. Viskas. Iškočiojam tą tešlą. O, pamiršau vieną dalyką, orkaitę įsijungti. Įdarbinat kočėlą ir dabar padaro tokį, stačiakampį. Aš tikrai nematuoju centimetrų tiesiog iš akies ir siūlau jums lygiai taip pat. Tikrai pamatysit, kad jis būtų toks gražus, kiek įmanoma taisyklingos formos, nes mėlinė tešla turi tokią savybę grįžinėti atgal. O aš kadangi nenoriu dėti papildomai miltų, kad nebūtų man per daug, aš tiesiog, pažaisiu truputėlį. Dar kam nors kyla klausimo, kamgi čia sportuoti? Turbūt nekyla, ne? Kažkas tą tešlągi turi iškočiuoti. Turime gražų didelį tešlos lakštą ir ant tos tešlos lakšto dedame sviesto, cukraus ir cinamono masę. Čia, kad būtų paprasčiau ir greičiau, darome vieną tokį mažą fejerverkiuką. Mauname pirštinę. Nuvalome šluotelę. Viską nurenkam taupiai. Ir tiesiog ranka paskirstome per visą tešlos plotį įdarą. Tai tiesiog bus greičiau. Nes, sakau, atraskime tipsų, kad tas gaminimas būtų nekančio malonumas. Tai nebūtina dabar stovėti ir žaisti su įdaru 20 minučių, kai tai yra realiai padaroma per kelias minutės. Ir kad kiekvieną kartą nekištų rankų po kranu ir nedžiovinti odos, nes jums tikrai nepadėkoja nuo to skalbimo amžino. Užsidėkite pirštinę. Dabar tą tešlą imate, lenkiate per pus ir likusią dalį užlenkiate iki kitos tešlos galo. Jūs gaunate tokį pailgą dalyką, kurį dar paploninsit ir truputėlį pakočiosite. Klasikiniam recepte, tiksliau klasikinio vyniojimo recepte, šitų dalių nėra. Ten tiesiog užtenka susukti į ilgą dešrą ir su siūlu arba labai aštraus peilio pagalba susipjaustyti. Tai čia mums reikia dar truputėlį pažaisti. Bet, kaip sakant, viskas vardan naujovių. Nors kažkam tai ir bebūtų labai keista. Čiumpate į rankas picos pjaustyklę. Nes išmėginau su peiliu, tai tiesiog su būtent šituo picos pjaustyklės dalyku yra viskas paprasčiau ir lengviau. Nors dar pasiruoškite skardą.
kartą pasiruošite tam, kad galėtume iš karto susuktas bandeles krauti tiesiai į skardelę, uždengtumėt rankšluosčiu ir dar truputėlį paliktumėt pakilti. Nu, žodžiu, kad negaišintumėt savo laiko. Tai dabar, jau kaip sakiau, paimat, nu ir pjaunat. Pirmas, aišku, visada yra nurašymų, net tas kamputis nėra labai gražus. Norit labai taisyklingai, tai atsimatuojate, aš tai darau iš akies, plius minus, štai tokius va pailgus dalykėlius. Juos gražiai paimat, susukat, tiesiog va tokį va padarot. Nu ir tada jau bandote kaip nors gražiai išsukinėti formas ir sudėlioti gražią cinamoninę bandelę. Vargo čia yra tikrai daugiau negu elementarioje bandelėje, bet ir vaizdo yra tikrai daugiau. Pirma skarda paruošta, paimate ir tiesiog uždengiate gražiai rankšluostuku ir paliekate dar kokį pusvalanduką pakilti. O toliau darote kitas bandeles, ruošiatės aptepiuką ir kitus reikaliukus. Dar tikrai reikėtų truputėlį pakildinti, bet kad čia, kaip sakant, negaišti jūsų laiko, viskas čia labai aišku, pusę valandos ir galite šauti savo į orkaitę. O tuo tarpu uždengti, kol vieną kepą, uždengti kitą skardukę ir palaukti. Kepame 180 apie 20 minučių. Irgi svarbu neperkepti, nes bus neskanios jūsų bandelės. Sviestas paruoštas, patirpintas ir būtent šiuo sviesto tirpiniu mes aptepsime jau iškeptas bandeles. Šiltas, cukrus cinamonas sumaišytas, paruoštas. Dabar belieka išsitraukti bandeles. Kvepia namai cinamonu. Oh my god. Štai tokios gražuolės bandelės, karštutėlės. Tai dabar palauksim truputį kelias minutės, kad net pirštai nenudegtų. Nes reikia imti, aptepti čia ir merkti čia, aptepti čia ir merkti čia. Tai tuomet gausime tobulą rezultatą. Štai toks žaidimukas. Gražiai. Tepame jau tą sviestuką, merksime į cukriuką ir valgysime bandeliuką. Žodžiu, žinokit, aš labai lauksiu jūsų atsiliepimų po mano šitų visų nesąmonių kalbėjimų. Nes, kaip suprantate, blevizgoti jau ką tikrai galiu. O dar jeigu čia būtume ne tik dviese mes su Gerda, o, žinot, pasijungsim kokią nors live transliaciją. Žodžiu, tobulėsim. Jeigu neužskaitysit, irgi rašykit, mes tiesiog užsidarysim. Nes nėra čia ko be reikalo į eterį leisti visokių čia zeleniučių. Žinot, paskui prispamina eterį. Nėra rimtoms kepėjėliams ką bedaryti. Na ką, visas aptepėm ir darome štai taip. Imate tą karštą bandelę, apteptą sviestu ir merkiate į cukraus ir cinamono bliūdelį. Ir štai taip, ištraukiate ir turite štai tokią apcukrintą bandelę.
Ir tai yra kokio skonio, kokio gėrio. Kalorijų bomba, žinokit, nieko čia nėra sveikuoliško, būkit iš karto ramus, bet jau turbūt kaip ir aišku, kad ne apie sveikuolišką mes čia gyvenimo būdą susirinkome pakalbėti, o apie skanų, nes maistas yra malonumas, maistas yra gyvenimo džiaugsmas, maistas yra tai, kas mus visus jungia ir kviečia ne tik prie stalo, bet ir tiesiog pabendrauti. Ir nežinokite, čia nebus kaip ceche. Visos bandelės turi savo atskirą gyvenimą. Visos atrodo skirtingai. Ir iš tiesų tai galėjaugi visas ir numatuoti, ir pasverti, ir padaryti. Bet kai yra jos tokios susuktos, tai norisi, kad, tiesiog būtų skirtingų variantų. Na ką, pirma skarda jau paruošta. Ir štai išaušo lemiamas momentas. Be jokio sąžinės graužimo. Tiesiog esu be žodžių. Negaliu net kalbėti, nes tai yra taip skanu. Na ką, nepykite už kalorijas, už nuodėmes. Tikiuosi, kad sužiūrėjote smagiai. Mėlinę tešlą gaminti išmoksite, jeigu nemokėjote. Jeigu mokėjote, galbūt rasite kažkokių tai tipsų, kurie jums pritiks jūsų gamyboje. Ir tikėkime, kad po pirmos laidos antra išeis. O jeigu neišeis, buvo labai malonu pabendrauti ir vieną vienintelį ir patį geriausią kartą.